Sveiki, mėlyjei. Šiandieną, kaip pratę, mes toliau gilinsimės į Dievo žodį, šventąjį raštą, o konkrečiai šiandieną mūsų skaitinys yra iš Senojo testamento, Dievo žodžio užrašyto iki Kristaus, o būtent iš Išėjimo knygos 15 skyrių skaitysime šiandieną ir aptarsime, pažvelgsime, kogi galime iš visų tų žodžių, iš viso to pasakojimo pasimokyti, kaip galima tai būtų pritaikyti šiandieną 21 amžiuje mūsų šiuolaikinėme gyvenime. Kalba eina apie gerai žinomą istoriją, kaip izraelitai Dievo vedami stebuklingų būdų pereina per Raudonąją jūrą, kurią Dievas perskiria, pereina jos dugnu, o jų priešai egiptiečiai prigeria, nuskęsta. Tokiu būdu Dievas išgelbsti savo tautą nuo sugrąžinimo į vergystę, nuo pražūties. Kaipgi reaguoja tauta patyrusi tokį stebuklą, tokį Dievo išgelbėjimą? Apie tai mes šiandieną ir skaitysime. 15 skyrius Išėjimo knygos. Tada Mozė ir izraelitai giedojo Viešpačiui šią giesmę. Taigi mes matome, kad pergalę lydi giesmė, pergalę lydi šlovinimas, garbės atidavimas Dievui, Dievo išaukštinimas seka patyrus pergalę. Mozė ir izraelitai gieda giesmę Viešpačiui. Koksgi tos giesmės turinys, kokiegi tie žodžiai, kaipgi Dievas yra iškeliamas ir išaukštinamas. Giedosiu Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, jis žirgą ir raitelį įmetė į jūrą. Mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis tapo mano išgelbėjimu. Jis yra mano Dievas. Aš jį šlovinsiu. Jis mano tėvų Dievas. Aš jį aukštinsiu. Viešpats yra karžygys, Jahvė yra jo vardas. Faraono kovos vežimus ir jo kariuomenę jis įmetė į jūrą. Jo rinktinius karo vadus paskandino Raudonojoje jūroje. Gelmės apdengė juos, jie nugrimzdo į dugną, kaip akmuo. Tavo dešinė, Viešpatie, pasirodė šlovinga savo jėga. Tavo dešinė, Viešpatie, sutriuškino priešą. Savo šlovės didybę tu parbloškei tuos, kurie kėlėsi prieš tave. Tu siuntei savo rūstybę, kuri suėdė juos kaip ražienas. Tu jau tęsime skaityti toliau, stabtelkime trumpam. Mes matome, kad Mozė įvardina Dievą kaip savo asmeninį Dievą, mano Dievas. Viešpats pristatomas yra karžygiu. Dievas nėra pasyvus, jis nėra abejingas. Jis yra veikiantis Dievas. Tuomet, kada reikia, jis gabus pakilti ir kovoti. Kuomet reikia, jis gali pakilti ir pažeminti tavo ir mano priešus. Jis imasi kovos. Jis imasi priešintis tiems, kurie sukyla prieš jo žmonės, prieš jo tautą. Pažiūrėkime, kaip Mozė sako, savo šlovės didybę tu parbloškei tuos, kurie kėlėsi prieš tave. Egiptiečiai kėlėsi prieš izraelitus, prieš šią tautą. Bet Mozė sutapatina tai, prilygina tai, tokį pasipriešinimą prieš Izraelį, kaip pasipriešinimą prieš patį Dievą. Kas priešinasi prieš Izraelį? Priešinasi Izraeliui, tas priešinasi Dievui. Tarp to dedamas lygybės ženklas.
Taip ir Dievo vaikai šiandieną, jeigu jie yra spaudžiami priešų, persekiojami, nekenčiami, jeigu priešai siekia kažkaip kenkti, jie atsisuka ne tik prieš žmonės, jie atsisuka prieš patį Dievą. Ir tuomet Dievas, matydamas tą neteisybę, pakyla į kovą, ima kovoti, jis užsistoja savuosius, savo vaikus, savo tautą. Taigi Dievas pristatomas karžygiu, Dievas pristatomas kovotoju. Ir mes matome, kad jis yra didis kovotojas, nugalė didžiulę armiją, Egipto armiją, kuri vejasi Izraelį su 600 karo vežimų. Didelė armija, ginkluota, stipri, nuožmi. Bet Dievas juokiasi iš dangaus, matydamas, kad ta žmogiška silpnybė nepajėgi yra niekas palyginti su Dievo galybė. 8 eilutė, tau papūtus sujudo vandenys, sustojo kaip siena ir gelmės sustingo jūros širdyje. Taigi vandenys sustojo kaip siena, vandenys prasiskyrė ir stojo stulpu. Priešas tarė, vysiuos, sugausiu, pasidalinsiu grobį, pasitenkins mano aistra. Ištrauksiu kardą, juos sunaikins mano ranka. Priešasgi, nors ir patyrė, prieš tai mes skaitėme, 10 negandų, patyrė daugybę negandų, kurios nusiaubė visą Egiptą, prisimenant praeitą pasakojimą. Bet egiptiečiai vis dar nesupranta, kad su izraelitais yra Dievas, kuris už juos kovoja. Jie pasitikė savo galia, savo stiprybę, jie atsisuka prieš Izraelį, vysiu, sugausiu, pasidalinsiu grobį. Tuo tarpu 10 eilutėje skaitome, tu papūtei savo vėjų ir jūra uždengė juos, kaip švinas jie nuskendo galinguose vandenyse. Ir mes matome, Dievui net nereikia kovoti savo rankomis, jis įsako vėjus, įsako jūrai ir gamtos reiškiniai, jo kūriniai kovoja prieš Izraelio priešus, šiuo atveju egiptiečius. Ir jie visi prigeria jūros vandenyse. Viešpatie, kas yra tau lygus tarp dievų? Ir čia mes matome, kaip Mozė iškelia Dievo vardą aukščiau už bet kokių kitų dievų vardus. Jis yra vienintelis, aukščiausias, patikimiausias, tikrasis Dievas. Kas yra toks šlovingas šventumu, didingas gyriumi ir savo stebuklais? Tu ištiesi savo dešinę, juos prarijo žemę. Pakako Dievui ištiesti savo dešinę, žemė atsivėrė, jūra atsivėrė, jūros bangos užplūdo ir prarijo priešus. Tu būdamas gailestingas vedei tautą, kurią atpirkai. Savo galia vedei ją į savo šventąją buveinę. Taigi Mozė supranta ir pripažįsta, jog Dievo gailestingumo dėka Izraelis yra vedamas iš vergystės, iš priespaudos į pažado žemę, kurią Dievas prieš daugelį šimtmečių yra žadėjęs Izraelio protėviams, Izraelio tėvams. Ir kaip Dievas galinga ranka veda Izraelį, išlaisvindamas, paskui apgindamas, išsaugodamas. 14 eilutė, išgirs tautos ir sudrebės, baimė apims Filistinus. Nusigas ir Edomo kunigaikščiai, Moabo galinguosius apims drebulys,
neteks jėgų visi Kanaano gyventojai. Juos apims siaubas ir išgastis. Dėl tavo rankos galybės jie sustings kaip akmuo, kol pereis tavo tauta Viešpatie, kurią įsigijai. Tu įvesi juos ir pasodinsi savo paveldėjimo kalnę į vietą, kurią tu Viešpatie pasirinkai, kad gyventum, į šventyklą, kurią padarė tavo rankos. Viešpats karaliaus per amžius. Mozė nujaučia, kad ši žinia apie šį didį išgelbėjimą greitai pasklis tarp tautų. Tarp tų tautų, kurias jie sutiks pakeliui į pažado žemę. Ir tų tautų, kurias izraelitams lemta užimti jų žemę pagal Dievo pažadą, Kanaano žemę. Sako, neteks jėgų visi Kanaano gyventojai. Būtent tai yra ta pažado žemė, kurią Izraelį Dievas veda. Ir sako, jie visi išgirs apie tavo jėgą, jie visi išgirs apie tavo stebuklus. Ir išsigas, jos apims baimę, nes ateina tauta, su kuria yra ypatingas Dievas, kuris už juos kovoja. Jos saugo ir gina. Ir skaitydami toliau šį pasakojimą mes pamatysime, jog būtent taip ir bus. Tautos bijos Izraelio tautos, girdėjus, kaip Dievas ją išvedė iš Egipto, kaip Dievas nukovė egiptiečių armiją, tautos išsigas. Ir šią giesmę Mozė užbaigė žodžiais Viešpats karaliaus per amžius. Viešpats karaliaus per amžius. Per amžius tai reiškia per amžius. Tai reiškia, kad ir šiandieną Viešpats karaliauja. Kad ir šiandieną jis yra aukščiausias. Kad ir šiandieną jis yra didžiausias. Kad ir šiandieną jis išlieka karžygiu. Kad ir šiandieną jis kovoja prieš savo tautos priešus. Kad ir šiandieną jis gina ir saugo savo vaikus. Tik pasikliaukim juo, šaukimės jo, glauskimės prie jo. Maldaukim jo gailestingumo ir pagalbos ir regėsime, kaip Dievas pažemina mūsų priešus. Kaip Dievas niekais paverčia jų klastingas užmačias. XIX eilutė. Faraono žirgams, kovos vežimams ir raiteliams įėjus į jūrą Viešpats užliejo juos vandenimis, o izraelitai perėjo sausu jūros dugnu. Taigi Dievas padaro skirtumą tarp savo tautos ir Egipto. Izraelis perveda sausu jūros dugnu, o egiptiečius užlieja vandenys. 20 eilutė. Tada pranašė Mirijama, Arono sesuo, paėmė būgną ir visos moterys, eidamos paskui ją su būgnais, šoko. Mes matome, kad šlovinimas tęsiasi. Mozė su izraelitais gieda giesmę. Dabar prasideda šokiai Viešpačiui. Mozės ir Arono sesuo Mirijama pasiima būgną ir prisijungia moterys ir jos ima šokti, mušdamos būgnus. Mirijama pritardama giedojo, giedokite Viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Žirgai raitelis įmetė į jūrą. Taigi mes matome, Dievo tauta Izraelis džiaugiasi ir šlovina Dievą. Visgi, kaip vienas pamokslininkas yra pastebėjęs ir pasakęs tokį teiginį, ta giesmė, tačiau ne tame krante. Ir iš tikrųjų Izraelis džiaugiasi ir šlovina Dievą po to, kai Dievas jiems dovanojo pergalę, pervedė per Raudonąją jūrą
ir paskandino jų priešus. Tačiau aname krante, kai izraelitai buvo atsidūrę tarp egiptiečių ir jūros, kai dar vandenys nebuvo prasiskyrę, mes matome, kad izraelitai nešlovino Dievo ir nesidžiaugė ir nepasitikėjo ir nedėkojo, bet murmėjo prieš Mozę. Galime trumpam prisiminti 14 skyriuje 11 eilutėj pasakyta, jie sakė Mozei, nejaugi Egipte nebuvo kapų, kad mus išvedė mirti dykumoje? Ką mums padarė išvesdamas iš Egipto? Argi mes tau nesakėme, būdami Egipte, palik mus tarnauti egiptiečiams? Mums juk būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Tada Mozė jiems atsakė, nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite viešpaties išgelbėjimą. Taigi mes matome, kad iš šios istorijos mes galime pasimokyti to, kad yra bepigu šlovinti Dievą ir aukštinti jo vardą, kai regime jo stebuklus ir regime jo išgelbėjimą. Bet pasikliauti Dievu, aukštinti jį suspaudimo dieną, tai yra kur kas brandžiau ir to mums dera mokytis iš šios istorijos. Suprantant, kad Dievas buvo toks pat galingas ir prieš tai, ne tik po to. Ir čia mums reikalingas tiesiog pasitikėjimas Dievu, Dievo pažinimas, jog jis yra didis ne tik mūsų pergalės akimirka, ne tik mums dovanotos pergalės akimirka, bet jis yra didis, galingas ir vertas gyriaus. Ir tuomet, kai mes esame pažeminti, prislėgti, prispausti, kai kenčiame, jis ir tuomet yra didis. Kaip anuomet Jobas, kuris buvo ištiktas didelio praradimo, jis prarado 10 vaikų, jis prarado visą nuosavybę, jis prarado savo sveikatą. Bet jis prapuolė ant žemės ir pagarbino Dievą, tuo nenusidėdamas prieš jį. Ir tai yra geras pavyzdys, kurio mes galime siekti savo gyvenime. 22 eilutė Mozė vedė Izraelį nuo Raudonosios jūros ir jie įėjo į Sūro dykumą. 3 dienas jie keliavo dykumą ir nerado vandens. Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. Tauta pradėjo murmėti prieš Mozę, sakydami, ką gersime. Taigi mes matome, kad praeina vos kelios dienos po to, kai tauta švenčia didžiulę pergalę. Bet štai kelios dienos dykumoje neaptinka vandens ir jie vėl pilni murmesio ir nepasitenkinimo. Jie priekaištauja Mozei, ką gersime. 25 eilutės šaukėsi viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį vanduo tapo saldus. Čia jis davė jiems įstatymą ir nuostatus ir čia jis išbandė juos. Mes matome, kad ir čia Dievas atranda išeitį pasirūpinti savo tautą. Vanduo buvo kartus, netinkamas gerti. Dievas padaro stebuklą tą vandenį paversdamas tinkamu. Bet mes pamatome, kad tą stebuklą jis padaro per Mozę, per jo rankas, pasitelkdamas tam tikrus natūralius veiksmus, regimus veiksmus. Jis parodė jiems jam medį, kurį metus į vandenį tapo saldus. Žmogus kažką turėjo padaryti. Ir mes matome, tai yra Dievo braižas, jis veikia mūsų gyvenime dažną kartą gamtiškai. Visgi jis naudoja mus, visgi jis naudoja natūralius būdus, mums regimus, suprantamus būdus. Kad pavyzdžiui ir išgydymo klausimas, ar ne, kartais išgydymas ir dažnai išgydymas ateina gydytojų pagalba, tam tikrų tinkamų vaistų pagalba, kurie buvo sukurti, išrasti, pagaminti Dievo teikiamą išmintimi ir supratimu žmonėms. Taigi mes matome, kad
Arba, pavyzdžiui, kai Dievas pamaitina, Jėzus pamaitina minę dykumoje žmonių, duona juk galėjo daugintis ir taip, be žmonių pagalbos, bet jis pasitelkia mokinius, sako, jūs imkite tą duoną, jūs eikite pa žmonės, jūs dalinkite tą duoną ir žuvis, kurios jų rankose, jų akise dauginosi, daugėjo ir pasotino didžiulę minę. Taigi mes matome, kad Dievas nori, kad mes žmonės nebūtume beveikliai, kad mes būtume veiklus, kad mes darytume kažką, o tai, ką mes darome, jis laimintų. Ir tuo pasižymi tas antgamtiškumas Dievo mūsų gyvenime. Čia pasakyta, kad Dievas davė jiems įstatymą ir nuostatus. Reiškia, Dievas toliau veda savo tautą, kuria toliau įstatyminę bazę, įstatymus, kuriais dera vadovauti šiai dideliai tautai. Mes sakėme, skaitėme anksčiau, kad iš Egipto išeina apie 600 000 vyrų vien tik tai, be vaikų ir moterų. Tai didžiulė minė. Tais laikais tai buvo didelė tauta. Apie 2 milijonai žmonių, jiems reikalingi principai gyvenimo, įstatymai, nuostatai, kuriais jiems dera vadovautis ir Dievas juos suteikia. Ir palydi tokiais žodžiais, 26 eilutė sakė, jei atidžiai klausysi viešpaties savo Dievo ir darysi, kas teisų jo akyse, kreipsi dėmesį į jo įsakymus ir laikysiesi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu ne vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes aš esu viešpats, tavo gydytojas. Kaip mes matome, yra akivaizdi sąlyga, tai sąlygos sakinys, jei, jei atidžiai klausysi viešpaties savo Dievo ir darysi, kas teisų jo akyse, kreipsi dėmesį į jo įsakymus ir laikysiesi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu ne vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes aš viešpats tavo gydytojas. Štai viešpats prisistato dar vienu vardu. Skyriaus pradžioje mes skaitėme apie Dievą kaip apie karžygį, kurio vardas Jahvė. Dabar mes skaitome apie Dievą, kuris prisistato gydytoju savo tautos. Jis kovoja, jis didis, jis amžinas, bet jis ir gydytojas. Ir čia Dievas reikalauja iš savo tautos klusnumo. Įsiklausimo jo žodžius ir paklusnumo tiem žodžiams. Praktinio laikymosi tų žodžių. Ir visą tai Dievas žada palydėti apsaugą ir palaiminimu. Atitolinti negandas, atitolinti prakeikimą, atitolinti nelaimės, atitolinti skausmą ir praradimus ir priartinti klestėjimą, džiaugsmą, ramybę. Jie atėjo į Elimą, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Ten pasistatė stovyklą. Taigi, apibendrinant šį skyrių, mes galime pamatyti, kokia yra žmogaus prigimtis. Žmogus greitas nusivilti, murmėti ir piktintis tuomet, kai jam nesiseka, tuomet, kai užplūsta negandos. Tai būdinga žmogui. Kai žmogus patiria išlaisvinimą nuo tokių aplinkybių, patiria gerovę, tuomet jis gali šlovinti Dievą, tuomet jam nesunku džiaugtis, šokti, giedoti. Bet šitoj istorijoje mes mokomės būtent pasilikti šlovinančios, garbinančios širdies visada. Ar mums sekasi gerai ar blogai.
Ar mes patiriam negandas, ar išlaisvinimą. Būkime garbinančios dvasios, garbinančios širdies. Pripažindami Dievą Dievu net pačiose rūsčiausiose mūsų gyvenimo aplinkybėse. Išlikime romūs, ištikimi ir pasitikintis Dievu. Ne tik tada, kai Dievas prisimena ir parodo gerą, padaro gerą, bet ir tada, kai mums tenka pakentėti. Tai suteikia Dievas šios stiprybės ir šio pasitikėjimo kiekvienam iš mūsų. Ačiū, kad buvote drauge ir klausėtės. Sudie.